gražu. Vėjas nurimo. Labas vakaras, 9:30 vakaro, ramu ant ežero, gera. Paplanavau pažvejot ungurius per naktį. Va tokią idėją sugalvojau. Ir iš tikro įdomu, ar čia pasiseks ar ne. Vietelė tokia tikrai nebloga. Ir atvariau ant pačią vakarą, sakau, kad tiesiog, nes unguriai taip ir taip tik tai, galima sakyti, sutemus pradeda kipt ir ryte jau nustoja. Tai vat, gal dar karšį kokį pabandysiu užmesti, jeigu ten jau visiškai nekips. Gal plūdelę šonan. Bus matyti tokia eksperimentinė žuklė, bet vis tiek tikslas yra ungurys. Taip, visų pirma, stovą įsitraukti. Turiu naujus signalizatorius iš žvejybos reikmenys.lt. Realiai nenaudoti dar su pageriu, kas iki šiol net nebuvau turėjęs tokio dalyko. Bus įdomu išbandyti. Ir svingai, kitaip beždžionėlės būtų vadinamas. Tik čia su pajungimu jos, kai kimba, mirksi švieselės. Ir mano stovas. Nedažnai naudoju iš tikrą, bet yra vietų, pavyzdžiui, ant lieptų, kur tikrai labai naudingas daiktas. Be jo būtų sunku žvejot. Taip. Išsiskleidžia kiek reikia. Čia prisiveržia. Greitai susirenka jisai. Nesudėtinga konstrukcija. Signalizatoriai. Iškart ir batareikos buvo. Elementai lietuviškai. Ir pageriai, ir signalizatoriam patiem. Iškart gali važiuoti žvejot. Nereiks dasipirkinėti nieko. Pasičiupinėti buvau išlūpęs. Pabandyti. Tiesiog be žvejybos, taip tai. Reguliuojas ir garsas, ir stiprumas, ir šviesos. Viskas, ko reikia iš tikrųjų. Šiaip gerai, kad jautrumas irgi reguliuojas. Galima, kai banguoja, pavyzdžiui, padaryti, kad netokia jautri būtų. Daugmaž paruoštas. Pagerinta baterijas. Pageris tai čia nuotolinis įmiklis, kaip sakyti. Kai kimba, matai šitam aparatėlį, netgi už 200 metrų. Gali pranešti, kad kimba. Nebūtina prie meškerių visada būti. Irgi naudingas dalykas. Ir svingai. Čia įsikiša. Šiaip tai reiktų pravert pro šitą, aš manau. Bet kai laida gaunasi ilgesnis. Patinka ilgesnės, kaip pripratęs prie beždžionių, tai tegu pabus taip. Tik
Svarbu kertant neištraukti. Ir bus labai gerai. Jungiam. Garsą volume pasireguliuojam. Va. Ant begarsio. Meškerės 2 surištos, vieną dar reiks susirišti. Tokias senesnės paėmiau, stipresnės. Kabliukai tokie didžiuliai, ilgakočiai, su briaunelėm tokiom aštriom, kad masalas laikytųsi geriau. 1/0. Nu, didelį žodžiu. Naktiniam sliekui pats tas valas 0,25. Nesismulkina. Jeigu kur į žolės įvaro, tai valą tikrai reikia neplono. Nes traukiant mėgsta jie uodegą į priekį plaukti ir kažkur tai visur kabinasi, kur tik yra galimybė. Tai už kiekvienos žolės užsikabins, prie kurios prisilies. Geriau nerizikuot. Pavadėlį 7 cm kokį darau. Čia dar feeder gamas likęs, aš palieku jį, kitose meškerėse nėra. Jo, gaunasi tiesiog atvadas lankiantis, suktukas ir pavadėlį tiesiai ant suktuką rišu. Nu, šitoj meškeriai palieku dar feeder gamą. Paprasčiausia sistemėlė visiškai. Ir švino gabalas. Uncija, 1,5. Daugiau tikriausiai ir nereikia. Švinelių paėmiau ir apvalių, ir plokščių. Plokšti gal geriau, galvoju. Į dumblą kokį netaip svinga. Uncija ir 1,5 uncijas. Tai čia 2,8 gramai, 1,5, nu dar 14, tai kem 2 kokie, kiek ten gramų. Du plokščius, vieną tokį paimsiu. Susieju dabar signalizatorius. Marcipaninių pelėčių turiu. Reikia pajaukinti, o čia dar plūdinę kur nors užmėsiu. Kodėlgi ne? Gal dar koks lynas paims, jeigu nieks nekaips čia pas mane. Turiu naktinių sliekų. Vakar pats pasirinkau. Čia 14. Ir dar 3 dėžutės. Po 10 sliekų. Turėtų užtekti, manau. Bet vis tiek kažkaip 1, nu 2, maks dedu. Daugiau kažkaip taip stengiu prisitaupyti, nes dažnai jie baigėsi anksčiau laiką. Tie naktiniai. Pirmą meškerį.
Pirmą naktinį slieką. Oi, oi. Didžiausia. Ir verta. Nei čia jaukinti iš tikrą tiem unguriam reikia. Iš tikrą tai aklai va taip meti ir lauki. Prijaukinsi, tai dar kokia smulkmė priplauks. Nukramtys slieką. Ar koks ešerys tada atplauks. Kol kas po vieną slieką dedu. Vieną vis tiek turbūt arčiau kažkur reikia mest. Kitą toliau. Trečią iš vis toli. Bet neklipsuosiu nieko, sakau taip. Aklai. Iš tikro. Čia gilis koks 4 gal metrai turėtų būti. Nu. Antras suslieku. Šitą gal kiek toliau bandysiu. Bet tiesiog irgi iš akies viskas. Nemanau, kad čia reikia klipsuot. O trečią noriu ant gyvos žuvelės. O taip tiesiog. Irgi pagaunant žuvelių ungurių, tai pabandyt, paeksperimentuot, tiesiog norisi. Šitos gal labai toli nešveis, nes žuvelė gali nukristi. Nu va, viskas. Paruošta. Belieka laukti. Jautrumo padariau didžiausią kol kas. Viskas, laukiam kibimo. Gal pasidaryti reikia biškį garso. Patį silpniausią. Gražus vakaras. Meškerės sumestos. Ramu, gera. Tikiuosi naktis atneš kokį vieną ungurį bent jau. Čia ir kėdė pas man išskleidžiama. Planuoju truputį, jeigu jau nekips ar prastai kips, tai pasnausiu vis tiek. Pačią tą naktį nuo 12 iki 2 kokių, bet šiaip unguriam ir, man atrodo, vat, nuo kokios 1 iki 3 gal pats tas turėtų būti. Kibimas, jeigu jau kips, tai jau. Aš taip įsivaizduoju. Sakau, išsitrauksiu plūdę. Vis tiek norisi su plūdė dar šiek tiek pabandyti.
Yra kažkas. Įspėčiau ešerys koks. Valgiau kaip tik pradėjo. Bežionėlę kelt. Kažkaip labai spurda. Įdomiai. Tai labai daužasi. Kaip maža žuvis, bet traukiasi tai kaip neblogas, sakyčiau, kažkas. Ei! Tai kad ungurys? Pirmas ungurys. Pirmas unguriukas. Oi, koks žaltys. Atkabinau. Esu piršinės, kad nes labai slidus jisai. Nu va. Nu įdėsiu į setelį. Jeigu jis nepabėgs iš jo. Reikia užspausti. Ką, beveik pusė 12. Ir pirmas gyvačiokas, pirmas ungurys užkybo ant toliau užmestos meškerės ant 2 naktinių sliekų. Nu visai smagu. Pradžia yra, pradžia gera. Žiūrėsim, gal didesnių papuls kokių. Reiškia vieta nebloga, ungurių yra, žvejot galima. Maunu dar 2 sliekus ir šveičiu tolin. Tokia raizgalinė. Ir metu toli. Nu, ta prasme, nebaisi toli, bet kokių, manau, 50 metrų. Kita meškerė arčiau užmesta. Tai sakau, tai vat truputį paįvairinu nuotolius. Blemba. Atsikabino. Velnis buvo. Jaučiau. O šita meškerė iš vis užmesta gal 15 metrų tik tai. Nuo kranto. Nuo liepto. Ir dar vienos kimba. Traukiau čia, kur kybino kažkaip, bet
Bet pilnai neužkybo. Ir kažkas tai spurda. O spurda ungurys pasirodo. Pasikabinęs jisai. Šitas visai mažiukas, reikia paleisti. Nuvarė, kaip greit. Nu, antras, tik tai, kad mažiukas. Uždėsiu žuvies gabalėlį. Gal didesnis paims koks. Ir kvapas bus, kadangi perpjauta. O. Kažkas tai kaip rovė ant šitos meškerės. Nukrito net šitas. Bet kad nieko nėra. Dar kimba. Nustoja. Pakibino ant vidurinės. Blin, prasidėjo judesys. Pusė 2. Tai vieną pajudina, tai kitą. Yra. Tik užmečiau prieš 5 minutės. Ungurys. Oi, apsipainėjo. Velnias.
Įsidu pišnės, nes tada suimt lengviau jį. Ir šiaip man jį tiesiog įliest tokį gyvačioką. Ne pats didžiausias malonumas. Tai šitas irgi kažkoks tai nedidelis žaltys. Keliauk. Nu, dabar teks painėt meškeris. Turėsiu ką veikti. Žuvelė neliesta. Net nekybina. Kiek šiandien bandžiau ant žuvelės, sakau, nei pakrūtinimo jokio. Dėdus lieka toliau. Kažkaip tai nedomina. Sliekų tai bent pakrūtina kažkas tai. Vis įdomiau. Ir rami naktis tokia šią naktį. Kažkaip tai tokia sunguriam ne pačios geriausios. Skaita, kad unguriam ten kaip audra, net kaip žaibuoja. Yra daug geriau tokia naktis negu rami. Bet kimba ir per ramią, mato tik tai, kad neįspūdingas dydis. Visas ant sliekų sumestas. Gal kokiu 2:30 jau. Reikia pabandyti paknapsėt biškį, papūst burbulą. Kažkaip kibimai privolektais, kaip ir galima biškį snustelt pusvalanduką. O jeigu ką, prikels mane. Kišenė ir vibruoja, ir garsas skleidžia pageris. Nu jau švinta. Sakau, permesiu meškeris visas. Tai visas be sliekų. Nesuprantu, kibimų nebuvo. O sliekai nuvalgyti. Gal kokie vėžiai pasidarbavo, bet vis tiek judintų. Nu, būtų kaip ir kažkas tai. A gal labai atsargiai nuvalgė. Na, visi šviežiai po slieką uždėti. Gal dar paims. Dar kaip ir tokia prietema. Vis tiek 4 valandas. Tai nei šviesų, nei tamsų.
Sėdžiu visas apšalęs nuo drėgmės. Šalta naktis ir vėjukas truputį pakyla. Dabar toks net ranka šala, pirštinių norėtųsi. Kažkaip nuo pusės kokių 3 ir aprimo. Jokio konkretaus kibimo. Tik kažkokie patampimai ir viskas. Įdomiai. Šiaip, kas nežino, tai ungurių galima paimti 3 vienetus ir ilgis neribojamas. Ten ežeruose, upėse, tik Kuršių mariose draudžiama jos imti. Tai va toks priminimas. Nu, aš dar pasėdėsiu. Gal kažkas tai ant dugninių, gal ant plūdinės, nes irgi užmečiau plūdinę kiton vieton. Arčiau lelijų. Gal koks lynas susivilios. Judina kažkas, bet nepaima. Tai pasirodo užkybo. Dar vienas. Čia kur kybo ir sakau, nėra kaip kirst. Tik tai jis įryjęs kablį giliai. Matau, kad giliai. Greičiausiai teks kirpt. Jo, net nesimato. Nu, va, užkybo ir ryte. Be 15 kokias užkybo. Kablį ries. Abejoju, ar išgyvens. Meškerės tyli. 5:30. Kaip ir nebėra labai tikslo sėdėti, nes vis tiek ungurys naktinė žuvis. Naktis jau baigėsi. Prašvyta ir lietus turėtų ateiti ant 7 ryto. Tai kaip ir reikia pakuotis ir keliauti. Žvejyba pavyko, ungurių pasigavo, bet tie unguriai nėra dideli tokie, kaip norėtųsi, bet, pačiupinėt užteko. Ir kažkokia veiksmo vis tiek buvo, tai visai smagu. Tai ačiū Jums, kad žiūrit. Nepamirškit paspaust laiką, pasubscribint kanalą, taip pat apsilankyti pas mano rėmėjus žvejybosreikmenys.lt. Visos nuorodas paliksiu po video aprašymu ir šiam kartui tiek. Jeigu norėtumėt daugiau su dugninė, kad žvejočiau, galit pakomentuoti ar tiesiog uždėti laiką ir pamatysiu, kad patiko toks video. Tai ačiū Jums šį kartą ir iki kito karto. Iki.